pristatome pletkų kampelį. Apsėsta gyvūnų mylėtoja savo šaldytuve laiko šiurpę 100 negyvų kačių kolekciją. Moteris vardu Teri pravedė televizijos komandai ekskursiją po savo baisų žvėryną, o sukrečiantis epizodai pasiekė Jungtinių Amerikos valstijų televizijos šou laidą. Daugybė negyvų gyvūnų guli jo šaldytuve ir šaldiklyje, ir netgi vakuminiuose maišeliuose. Ji taip pat turi daugiau kaip 50 gyvų kačių. Teri pradėjo globoti niekam nereikalingus kačiukus prieš keletą metų ir jos kolekcija greitai padidėjo, kai kačiukai ėmė poruotis. Iš viso yra maždaug 50 gyvų kačių, sako ji. Dėl to, kad moteris neišgalėjo išmaitinti kačiukų, jie pradėjo sirgti ir vienas po kito mirti. Neturėdama pinigų kačių kremavimui, Teri nusprendė laikyti juos šaldytuve. Šaldytuve turi nuo 75 iki 100 negyvų kačių, jeigu nedaugiau, prieš kamerą prisipažino moteris. Televizijos komanda išvalė Teri namą ir atsikratė daugybės negyvų kačių. Rytinėje Indijos valstijoje esančio kaimo taryba uždraudė moterims naudotis mobiliaisiais telefonais. Tarybos teigimu, telefonai kenkia socialiniai aplinkai ir veikia taip, kad moteris pabėga iš namų pas mylimuosius. Šis tarybos sprendimas sukėlė pasipiktinusių aktyvistų protestus. Kaimo taryba musulmonų dominuojančioje teritorijoje taip pat nusprendė skirti $180 baudą, jeigu mergina bus sučiupta gatvėje besinaudojanti mobiliuoju telefonu. Ištekėjusioms moterims už pažeidimą bus skirta $36,6 bauda. Pasak tarybos komiteto pirmininko, pastaruosius kelis mėnesius padaugėjo moterų pabėgimų su mylimaisiais ir nesantuokinių meilės romanų. Mažiausiai 6 merginos ir moteris paliko savo namus. Netgi ištekėjusios moteris palieka savo vyrus ir pabėga su mylimaisiais. Tai mums daro gėdą, sakė pirmininkas. Todėl mes nusprendėme su tuo kovoti griežtai. Mobilieji telefonai kenkia socialiniai aplinkai. Vietiniai pareigūnai pradėjo tyrimus. Anot jų, tokių priemonių negalima imtis sveikoje visuomenėje. Moterų teisių aktyvistai pavadino tai laisvės pažeidimu, kuris gali pakenkti moterims, nes bus atimta viena iš apsaugos priemonių. Kauno miesto apylinkės teismas maksimaliam terminui 3 mėnesiams leido suimti buvusi muzikos grupės Neo narį Tadą Lukoševičių, kuris kaltinamas daugiau nei $500 000 litų iššvaistymu. Buvęs populiarios vaikinų grupės narys sulaikytas naktį Vilniuje. Dar birželio 27 dieną Tadui Lukoševičiui, kuris piktybiškai nelankė teismo posėdžių, kardomoji priemonė iš rašytinio pasižadėjimo neišvykti iš gyvenamosios vietos buvo pakeista į suėmimą. Teismas įpareigojo atvesdinti Tadą Lukoševičių į teismo posėdį, tačiau vyras pasislėpė nuo pareigūnų ir buvo sulaikytas tik praėjusį šeštadienį prie vieno iš sostinės barų. Šviesaus atminimo dainininko Alvydo Lukoševičiaus Obolio sūnus kaltinamas ne tik iššvaistę svetimus pinigus, bet ir apgavę žmonės. Tadas Lukoševičius iš draugų ar net menkai pažįstamų žmonių skolinosi pinigus ir jų negrąžino. Vyro skolos galimai siekia $500 000 litų. Tačiau dar ne visi kreditoriai dėl buvusios įžymybės veiksmų kreipėsi į pareigūnus.
Popiežius Benediktas XVI gruodžio 12-ąją, kaip tik kalėdoms, prisijungs prie Twitter ir paskyroje reguliariai rašys 8 kalbomis. Pirmosios žinutės bus atsakymai į popiežiui atsiųstus klausimus dėl tikėjimo. Visuomenė gali pradėti juos siųsti dabar, nurodė Vatikanas ir pridūrė, kad pontifikas Twitter rašys arabiškai, angliškai, prancūziškai, vokiškai, itališkai, lenkiškai, portugališkai ir ispaniškai. Popiežiaus dalyvavimas Twitter yra jos įsitikinimo, kad bažnyčia privalo dalyvauti skaitmeninėje arenoje, konkretiai išraiška sakoma Vatikano pranešime. Ten pat nurodoma, kad Benediktas norėjo užtikrinti, jog Jėzaus Kristaus ir jo bažnyčios mokymo geroji naujiena persmelktų mainų ir dialogų forumą, kuris yra kuriamas socialinių tinklų. Keli Vatikano hierarchai jau anksčiau reguliariai skelbdavo žinutes Twitter, tarp jų popiežiškos kultūros tarybos atstovai tradicijų saistomam šventajam sostui stengiantis pasiekti pasaulinę jaunesnio amžiaus auditoriją. Dešimt metų su Lotynų Amerikos superžvaigžde Shakira meilės ryšius palaikęs Antonijo de la Rua pateikė buvusiai mylimai $100 milijonų ieškinį. Jis tvirtina, kad iš Kolumbijos kilusiai dainininkai nepavykus laikytis jų verslo susitarimo ir dabar ji jam skolinga didelę dalį praeities ir ateities partnerystės pelno. Teismo dokumentai buvo pateikti lapkričio 20 dieną Niujorke. Pirmoji į teismą spalio pabaigoje kreipėsi pati Shakira tvirtindama, kad de la Rua pasisavino lėšas eidamas jos verslo komercijos direktoriaus pareigas. Dabar buvęs mylimasis pasaulinė žvaigždė apkaltino sulaužius sutartį ir pažeidus atstovaujamo patikėtinio prievolę. De la Rua pradėjo susitikinėti su dainininkė netrukus po jų pažinties Argentinoje prieš 12 metų. Po 4 metų atlikėja paprašė mylimojo perimti savo vardo prekės ženklo kontrolę. Vyras tvirtina, kad Shakira sutiko jam duoti dalį iš muzikos ir verslo įmonių gaunamo pelno, mainais už verslo ir rinkodaros įgūdžius, žinias bei patirtį. Shakiros ir jos tuometinio mylimojo partnerystė raštu nebuvo įteisinta, tačiau vyras tvirtina, jog buvęs žodinis susitarimas ir jis dėjęs visas pastangas, kad jo laikytųsi. De la Rua verslo ir rinkodaros talento bei atsakovės meninio talento, grožio ir fizinio patrauklumo derinys leido pakelti partnerystės vertę, kur kas aukščiau nei iki tol buvo pasiekta ar tikėtasi, teigiama teismui pateiktuose dokumentuose. Kai pora 2010 metais nutraukė santykius, Shakira paprašė savo buvusio mylimojo toliau rūpintis jos profesiniais reikalais. Savo internetinėme puslapyje dainininkė netgi pabrėžė, kad jie ir toliau bus partneriais versle. Tačiau po metų atlikėja nusprendė atsisakyti de la Rua profesinių paslaugų, lyg jis būtų paprasčiausias darbuotojas. Dabar Shakira nenorėtų turėti nieko bendro su buvusiu mylimuoju, nei asmeniškai, nei profesinė prasme. Kinijoje mirė oficialiai aukščiausia pasaulio moterimi pripažinta Yao Defen.
pranešė pareigūnas iš jos miesto. Yao Defen, kaip aukščiausia moteris pasaulyje, 2010 metais buvo įrašyta į Gineso rekordų knygą. Jos ūgis tada buvo 2,33 m. Yao Defen mirė praėjusio mėnesio viduryje, telefonu sakė miesto valdžios atstovas, kuris nenorėjo skelbti savo pavardės. Jis negalėjo tiksliai nurodyti 40 metų Yao Defen mirties priežasties. Moteris, kuri yra laikoma trečiaja pagal ūgį kada nors gyvenusia moterimi, gigantizmą, kaip pranešama, nulėmė auglys. Vienas vietos laikraštis rašė, kad ji mirė lapkričio 13 dieną, būdama 2,36 m ūgio ir kad 2 metrų ūgį ji viršijo dar būdama 15. Kembridžo kunigaikštienė Katerina ir princas Viljamas laukėsi pirmagimio, pranešė Švento Jokūbo rūmai. Tai, kad karališka pora padovanos Britams ypatingą kalėdų dovaną, patvirtinta oficialiai. Spėlionių ta tema netrūko nuo pat poros vestuvių. BBC praneša, kad Katerin nešė maždaug 2 mėnesius. Sunegalavusi kunigaikštė dėl rytinio pykinimo pateko į ligoninę, kur praleis kelias dienas. Jai reikia poilsio ir tinkamos priežiūros. Kūdikis bus trečiasis eilėje į sostą. Vieną dieną jis ar ji bus ginkluotojų pajėgų vadas ar vadė, Anglijos bažnyčios aukščiausiasis vadovas, vadovė ir tautų sandraugos 16 nepriklausomų valstybių sąjungos vadovas. Karališkoji šeima nepranešė, kada sužinojo apie kunigaikštienės nėštumą, tik pranešė, kad neseniai. Viljamas yra sakęs, kad norėtų 2 vaikų ir visa šalis spėliojo, kada buvusi Kate Middleton pagimdys pirmąjį poros kūdikį. Oficialiai Kembridžo kunigaikščių ir kunigaikštienė vadinama pora susituokė 2011 metų balandį. 2010 metais iškart po sužadėtuvių su Kate Middleton apie atžalas paklaustas princas Viljamas sakė: "Manau, mes neskubėsim. Pirmiausia bus vestuvių etapas, o po to jau galvosim apie vaikus. Bet žinoma, mes norim šeimos." Dainininkė Lady Gaga aukcione išleido $100,000. Atlikėja įsigijo net 55 daiktus, kadaise priklausiusius pop karaliui Michaelui Jacksonui. Tarp pačių įspūdingiausių Lady Gagos pirkinių – švarkas, kurį atlikėjas vilkėjo per koncertinį turą. Lady Gaga sako, jog daiktus įsigijo įkvėpta noro juos išsaugoti kaip palikimą. Socialinėme tinkle Twitter ji parašė: "Tie 55 daiktai, kuriuos įsigijau šiandien, bus išsaugoti Michaelui Jacksonui atminti, išsaugoti prisiminimams apie jo drąsą, minės gerbėjų." Aukciono atstovas patvirtino, jog švarkas, kurį pop karalius vilkėjo per turą, kainavo $240,000, o kristalais dekoruotos pirštinės buvo parduotas po $100,000 už kiekvieną. Aukcionas, kurio metu buvo galima įsigyti Michaelo Jacksono sceninių rūbų, surinko daugiau nei $5 milijonus. Dalis lėšų atiteks labdaros organizacijai ir prieglaudai. Ačiū už dėmesį. Iki kito karto.